Sveiki, esu Donatas Brikas ir noriu padėkoti tau, kad tu žiūri šitą video. Jeigu tu žiūri šitą video, aš nebejoju, tavęs netenkina ta padėtis, kurioje dabar esi. Nors ir kaip gerai tu begyventum, sutik, kad tu nori gyventi geriau, pasiekti aukštesnių rezultatų, pavyzdžiui, kaip šitas vaikinas ar šitas vaikinas ir daugelis vaikinų ir merginų už mano nugaros. Kas tave stabdo? Kodėl tu nesi ten, kur nori? Todėl daugelis žmonių save apriboja. Mažytis balselis jiems sako, tu negali to padaryti, tu gyveni Lietuvoje, tu gyveni mažoje šalyje ir mūsų ekonomika yra netokia, kad būtų palanki pasiekti to, ko pasiekė šie žmonės. Kad tas mažytis balselis nuolat yra su tavimi. Yra ir kitas balselis, kuris tau sako, tu gali, tu padarysi. Tie du balseliai visuomet su tavim jie kariauja. Ir vienas balselis tau neleidžia išeiti iš komforto zonos ribų, o kitas balselis tave saugo, kad tu būtum komforto zonoje. Ar norėtum žinoti sprendimą, kaip nesusipykus nei su vienu, nei su kitu balseliu, nuolat augti, išvesti save iš komforto zonos ir pasiekti vis aukštesnių ir aukštesnių rezultatų. Aš pats prieš 5 metus labai stipriai kovojau su tais balseliais. Tai jie šiandien aš tokiais, jie jau labiau susitarė, bet aš pats užsidėdavau savo tikrai tokius daug žemesnius standartus. Bet aš mokus pas tikrai daug pačių geriausių pasaulio mokytojų, tai yra ir tie žmonės, kuriuos aš rodu čia stende, tai ir Tony Robbinsas, ir Blair Singeris, ir daugelis kitų mokytojų, kurie padėjo mano balseliams susigyventi ir susitarti geriau. Šiandien aš noriu su jumis pasidalinti šiomis žiniomis, netgi nežiniomis, o noriu pasidalinti savo patirtimi, noriu jūs įkvėpti, noriu pasidalinti su jumis 4 žingsniais, kurie jums padės augti ir tobulėti, išvesti save nuolat iš komforto zonos ir mėgautis gyvenimu. Taip pat aš noriu jūs įkvėpti ir noriu, kad jūs aplink jūs susirinktų daug žmonių, kurie gali įkvėpti jūs ir padėti jums išlaikyti įkvėpimą. Noriu padėti, kad jūsų vidiniai balseliai, tas, kuris jūs saugo ir sako, nedarykite to ir to, ir tas balselis, kuris sako, tu gali, tu esi ambicingas ir tu pasieksi to, jie taptų draugais ir jie susitartų. Taip pat aš norėčiau su tavim pasidalinti, kaip bet kokiose situacijose įgauti daugiau pasitikėjimo ir veikti nepaisant įvairių baimių. Taigi, jeigu tu nori nuo šiol, jeigu tu nori augti ir tobulėti mega greičiu, aš kviečiu tave į seminarą rugsėjo 4 dieną, kur susirinks daug žmonių, kurie yra pasiruošę augti ir tobulėti. Neabejoju, kad tau kilo klausimas, kiek kainuoja šitas seminaras. Aš galvoju, kad šitas seminaras turėtų kainuoti labai daug. Bet kalbant apie vertę, kiek mes gaunam iš perskaitytų knygų, kiek mes gaunam iš seminarų, ją labai sunku paskaičiuoti. Todėl mes nutarėme nesigilinti į šitą dalyką. Paprastai mes tokios trukmės seminarus organizuodami įmam apie 40-30 eurų, bet dabar naujo mokymo sezono pradžios proga. Ir dar yra kita proga, kad aš ką tik vietos grįžau iš šito bišo seminaro. Mes nutarėme šitą seminarą jums padovanoti. Ar jums patinka dovana? Abejoju, kad jums dovana patinka. Ir mes jums dovanojame šitą seminarą. Jūs galite atsivesti savo draugus, artimuosius, tie, kurių balseliai yra stipresni ir jūs nuolat stabdo. Tai yra puikia proga, sakyti, eime kartu, nes seminaras yra padovanojamas. Jūs būsite įkvėpti ir jūs pamatysit, kad jūs ir dar daug žmonių galite įkvėpti ir motyvuoti, augti ir tobulėti ir pasiekti maksimalesnių rezultatų. Taigi, jeigu tu nori būti įkvėptas, jeigu nori išeiti iš komforto zonos, kviečiu tave į seminarą žingsnis už komforto zonos. Bet tam, kad tu prisiregistruotumai šitą seminarą, mes turim tau dar vieną dovaną. Žemiau tu turi užsiregistruoti ir sumokėti 1 eurą registracinės mokestį. Kokia dovana, jeigu reikia mokėti 1 eurą? Šitą eurą mes dovanojame tau kaip tavo asmeninį įsipareigojimą dėl savęs. Jeigu tu sumokėsi 1 eurą, tu prieš save įsipareigosi atvykti į šitą seminarą, o ne tik užsiregistruoti. Atmink, kad kaip mes elgiamės su mažais dalykais, kaip mes elgiamės bet kur, kaip mes elgiamės visur. Kaip jūs elgsite su 1 euru, kaip jūs elgsite ir su 10 000 eurų. Taigi, iki susitikimo seminare rugsėjo 4 dieną. Čia buvo jūsų Donatas Brikas.